ralyje. Tai čia yra V8 agregatas, o pas mus tai yra Hondos 4 cilindrų variklis. Tai va tokie esminiai skirtumai. Stumkit, juokai, prašau, čia vienas varau. Šiais metais labai didelė konkurencija. Šiais metais mes esame suskaičiavę 7 arba 8 automobilius, kurie tikrai gali nugalėti. Aš neatsimenu tokio 1000 kilometrų prieš tai. Tai man sako, kad ekonomika atsigauna, kad žmonės ambicingi ir kad mes tikrai turėsim labai sunkiai padirbėti. Šiemet kaip niekad turime daug greitų automobilių. Mes kaip skaičiavome, turime 7 tikrai labai greitus automobilius, ir turime dar eilę, vadinkim, automobilių, kurie dar prieš kelis metus skaitėsi irgi labai greitai, bet mados greitai keičiasi. Tai šiaip bus tikrai įtempta. O kaip patiems jūs suformavo tokią kaip piralistų komandą ir kaip sekėsi ta transformacija iš žvyro, iš ralio automobilio į žiedą asfaltą? Mes su Ramūnu, sakykime, Ramūnas, jisai iš vis turi labai daug patirties. Aš irgi važiavęs nemažai ir 1000 kilometrų lenktynės ir būtent su šito automobiliu, tai mums nebuvo kažkoks tai didelis iššūkis. Vytui po VRC etapo Lenkijoje, žinoma, buvo naujas automobilis, nauji pojūčiai, potyriai važiuoti ant asfalto, bet jis puikiai susitvarkė su visu to ir manau, kad mes tikrai nepradėsim važiuoti kaip ralio lenktynėse. Tai nežinau, aš esu patenkintas dabar labai komanda, viskas yra kol kas super ir tikiuosi tą nuotaiką išlaikysim iki pat galo. Bet tai Vytui turbūt duosit mažiau vairuoti? Nežinau, kaip jis pats norės, čia viskas jo pačio rankose, manau, kad jis tikrai tiek pat važiuos, kiek ir mes. Tai šitas automobilis labai arti formulės yra ir jisai turi labai jautrų vairo pasukimą, labai jautrius stabdžius ir labai jautrų akceleraciją ir labai daug tokių dalykų. Tai lyg tai, kaip dabar atrodo visas techninis stovis ir kiek mes esam pasiruošę, tai visiškai kitaip negu prieš tai tos metus. Tai kažkokia tai man viduje kaip lenktynininkui, kuris prisidėjo labai daug prie techninio viso ruošimo, atrodo kitaip negu praeitais metais. Tai plus mūsų komanda, Deividas Jocius, Vytautas Švedas ir aš manau, kad mes padarysim maksimum, ką mes galim padaryti, kad būtų top rezultatas. Senai buvo įkritęs į akį šitas automobilis ir draugai pasiūlė, sako, yra automobilis ir yra galimybės, kodėlgi ne, mes subūrėm komandą ir štai. Šiaip automobilis įdomus, greitas, lengvas, tai ir manau, kad visai yra prasmės su juo važiuoti, tai nei su kėbuliniu automobiliu jisai turi didesnį privalumą. Mane vejasi. Yra daugiau galingesnių automobilių negu mūsų, bet galios neužtenka vien norint čia nugalėti, reikia ir patikimai, saugiai, užtikrintai ir taktiškai važiuoti. Tai manau, kad mes turim visai neblogus šansus, bent jau pakartot praeitų metų rezultatą.
This is how an angel dies. Blame it on my own supply. Blame it